Sveiki! Šiandien mes turime lėktuvėlių konkursą. Štai vienas pasidarė labai neįprasta. Matai? Aš irgi turiu. Kokį neįprastą? Va. Štai. Konkurso esmė. Kas laimės, gaus prizų nuo manęs. Ar visi mane girdi? Visai mažytis, aš mokėjau net skraidyti, strikti iš lovos, žvilgti pro langą, tiesiai padangą. Na tai kas, kaip be sparnelių, kregždės vėjas, vėjas kelia, ko neieškau, nerandu, su draugais skrendu. Su paukšteliais, su drugeliais, su lapeliais, su pūkeliais, viršum melsvo upeliuko, mūsų ratelis linksmas upės. Pavydėjo man kregždutės, kad buvau toksai lengvutis, tartum 1000 balionų virš laukų ir klonių. Pasikenkęs ryto vėją, kur norėjau, ten ir skriejau, pririnkau lyg žyvučių 1000 zukučių. Ir randelės vėlio raitas, ten vaikiaus lėktuvą greitą, net dekoratyvinį, baisiai reaktyvinį. Turim finalą, dabar finalas. Tuoj, finalas. Bet nors bėgau nuo kalnelio, daug greičiau aš nei takelis, bėgo dar greičiau per lauką, vienas žalia plaukės. Bėgo ir nubėgo, vienas nužydėjo pieniam pievoj ir mane pamiršo vėjas, vėjas Odisėj. Ir tik kartais dar sapnuojas, kad padangėmis skrajoja, nugandus sunkus iš ryto, lyg 9 plytos. Štai Lukas ir jo reaktyvinis X2-300-402. Lukai, kaip jautiesi po pergalės? Garsiau į mikrofoną. Šaunuolis, duok 5, einam tau prizą. Ačiū Jums tiesiogiai iš Mažeikių.